Kaltė kelia ranką aukštyn. Lietuvos komanda nėra viršijusi 4 pražangų limitų, tik antrą kartą prasižengia Lietuvos rinktinė šiame ketvirtyje. Ir pražanga Mindaugui Lukauskiui. Na taip, apsikabino kelimą kartį Mindaugas Lukauskis. Kurbanovas į baudos aikštelę. Saša Kaunas atmeta kamuolį atgal ir dar vienas netaiklus metimas iš 3 taškų zonos. Gražiai dabar atiduoda kamuolį į aikštės kraštą. Ten stovėjusiam Mindaugui Lukauskiui Tomas Delninkaitis. Gera, pats saugiausias buvo sprendimas iš visų įmanomų ten. Tiesa, Mindaugui Lukauskiui šiandien irgi ne pati geriausia diena. 2 taškus kol kas yra pelnęs Mindaugas Lukauskis. O Rusijos komandą galima pasveikinti pagaliau. Pataikius iš toli. Po ilgos netaiklių tritaškių serijos Andrėjus Voransevičius galų gale prisitaiko ir mažina skirtumą iki 17 taškų. Lukauskis. Delninkaitis. Jo reidas iki galo. Robertas Jevtokas pirmasis prie kamuolio, tačiau išsaugoti jo aikštelėje nepavyko. Taip, užminta šoninė linija ir Artūras Jaumantas pasirodo Lietuvos komandos sudėtyje. Na, po tų 3 mačų šiandien su rusais rungtynės eina į pabaigą, po to dar po susitikimų su serbais ir graikais, kai Lietuvos komanda sugrįš į Lietuvą, ko gero pasibaigs visos spėlionės, kas važiuoja, o kas ne į Europos krepšinio čempionatą Lenkijoje, nes treneriai žadėjo po Akropolio turnyro apsispręsęs. Žinoma, treneriams gali pasirodyti, jog reikia dar papildomų išbandymų, tačiau šansas, kad mes sužinosime tą 12-tuką. Yra, ko gero, dideli. Delninkaitis iš 3 taškų zonos nepavyksta. Na, iki tol sumesdavo tokius metimus Tomas Delninkaitis, dabar trukdė gal ir varžovas. Ir Vitalijus Frizonas ilgai laiko kamuolį ir ką su juo veikti taip ir nesugalvojo Robertas Jevtokas. Kaip siena dabar apsigynė savo baudos aikštelėje. Delninkaitis. Lukauskis. Darijušas. Ir štai toks gražus metimas. Išsisuka kamuolys iš lanko. Tačiau panašu, jog jau ir rusai nebesistengia nieko. Keisti šios dienos rungtynėse. Lietuvos komanda iškovos 5. pergalę. Ne, 4. Per daug suskaičiau. Tai 6-osios Lietuvos komandos rungtynės ir 4. pergalė. Pralaimėjimai patirti prieš Latvijos ekipą Rygoje ir prieš Ispanijos komandą Ispanijoje. Tačiau vėlgi, kaip ir visada, kaip ir po pralaimėtų draugiškų rungtynių, taip ir po laimėtų rungtynių galima prisiminti, jog taip. Viso labo buvo tik tai draugiškas mačas ir jeigu mums su rusais reikės žaisti Europos krepšinio čempionate, visą tai gali būti jau pagal kitokį scenarijų. Na, su rusais galime susitikti tik tai atkrintamųjų varžybų etape, kadangi Rusijos rinktinė žaidžia B grupėje su Latvijos, Vokietijos komandomis ir ta komanda, kuri pateks į Europos čempionatą paskutinė, Prancūzija arba Belgija. Taigi nei pirmame, nei antrame etape rusai mūsų varžovais būti negali, tačiau
po to kodėlgi ne. Dariušas Lavrinovičius prasižengia, vėluodamas gynyboje. Jonas Mačiulis taip pat vienas iš Lietuvos rinktinės rezervų, kuris kol kas neįsibėgėja ir nepasiekė to greičio, kurį gali demonstruoti. Neblogas buvo Jono Mačiulio paskutinis sezonas Kauno Žalgirio komandoje ir Lietuvos rinktinėje jis jau nebe debiutantas ir jau nebe naujokas. Praranda kamuolį Artūras Jomantas. Taip, klaida. Skanduojas ir gali, jog jau laimėjom šias rungtynes ir ko gero jie yra teisūs, tačiau per tą likusią minutę galima greitai susigadinti nuotaiką, leidžiant varžovams įsibėgėti, leidžiant jiems pataikyti ir patiems neatsakant tuo pačiu. O nuotaikos gadintis visiškai nereikia dėl to, kad lietuviai šiandien nusipelno užtikrintos pergalės. O rytoj dar vienas išbandymas ir dar vienas jėgų pasitikrinimas su Serbijos komanda. Priminsiu, jog transliacija per TV3 iš Atėnų lygiai tuo pat metu kaip ir šiandien, 19 val. Vakare iš karto po žinių, o šiandien šventė TV3 kanalų tikrai nesibaigė. Galima būtų sakyti, kad štai ši Lietuvos rinktinės pergalė yra puikia įžanga į naujojo TV3 sezono pristatymo iškilmingą ir šventinę ceremoniją, kuri prasidės iš karto po krepšinio. Taigi netgi po to, kai nuskambės finalinė sirena, netgi po to, kai varžovai mus sveikins su pergalė, neskubėkite išjungti savo televizorių ekranų dėl to, kad jūsų laukia dar viena, dar ilgesnė ir dar mažiau nuspėjama ir siurprizų kupina 3 valandų tiesioginė transliacija. 75-61 po Vitalijaus Frizono dvitaškio. Lietuvos komanda gali laikyti kamuolį beveik iki pabaigos. Andrius Mažutis. Jonas Mačiulis iš 3 taškų zonos. Pataiko Jonas Mačiulis, 78-61. Ir štai taip, žaidžiančio Jono Mačiulio ko gero norėtųsi matyti daugiau ir dažniau. Suspėja išmesti kamuolį, tačiau nebepataiko jau Jegoras Velcevas. Taigi Lietuvos rinktinė laimi šias rungtynes prieš Rusijos komandą. 17 taškų skirtumų. Trenerių mintis apie šias rungtynes jau kiek vėliau pasirodys spaudoje ir prie jų mes sugrįšime rytoj. Tačiau, kaip minėjau, dabar netrukus šventė per TV3, o aš su jumis padėjęs stebėti šias rungtynes Robertas Petrauskas. Iki tos šventės ir atsisveikinu su pergale.